Pirmas tavo senėjimo palydovas yra ne kas kitas kaip laisvieji radikalai. Tai yra pavojingos molekulės sudarytos iš deguonies. Kartais jie dar yra vadinami ir laisvaisiais deguonies radikalais. Kuo jie jums konkrečiai tau yra kenksmingi? Tai šios piktos agresyvos molekulės atakuoja jūsų ląsteles, žaloja DNR, sendina iš vidaus. Tai tas pats, kas lyg tai būtų numestas geležies gabalas laukia ir dėl lietaus jisai oksiduojasi, ar ne? Arba jūsų suvalgytas obuolys numestas saulėje paruduoja. Lygiai taip pat vyksta su jūsų ląstelėmis dėl laisvųjų radikalų veiklos. Ką reikėtų daryti? Visų pirma, valgykit daugiau daržovių ir vaisių. Tačiau, jeigu jūs to nedarote, pagalvokite, kad jūsų organizmą reikėtų praturtinti tam tikrais vitaminais, kurie turi antioksidacinių savybių. Tai gali būti vitaminas E, gali būti vitaminas A, gali būti vitaminas C, taip pat selenas, cinkas, kofermentas Q10. Taip, tai yra tam tikri produktai, kurie gali ištaisyti laisvųjų radikalų daromą žalą. Jeigu nori sužinoti daugiau apie būtent šitos maisto papildus, kurie gali pakeisti tavo gyvenimą, parašyk man. Kontaktą palieku čia, Telegramo, arba susisiek su manimi mano profilio aprašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis. Visada būsiu laimingas galėdamas tau padėti. Taigi, nesenk.